Pirma treniruotė mano buvo iš vis tokioje labai, šis krepšinio salėje, galima sakyti, ant lentų ir prisimenu, po jos turėjau labai daug mėlynių. Nežinau, kodėl manęs tas neatbaidė, bet mane tas tik dar labiau užvedė ir aš norėjau eiti ir vėl toliau ten daužytis ant tų lentų. Pirmas mano sportas toks, kuriame aš išsilaikiau ilgiau nei metus, tai buvo Muay Thai, o regbis atsirado tik tais po 2,5 gal metų, kažkur šitaip. Ir po to jau teko derinti tiek regbį, tiek Muay Thai. Aš nuo mažų dienų jau buvau tokia labai aktyvi ir man niekada, tarkim, nesu žaidusi barbėm, lėlėm su savo kiemo draugiam. Aš visada geriau eidavau su berniukais ten ant kokios tarzankės arba ten su mašinytėm pažaist. Man kažkodėl būdavo smagiau. Šiaip, mano gyvenime draugai geriausia būdavo vaikinai, berniukai. Turėjau tik kelias draugės, dabar taipogi turiu vieną geriausią draugę, o šiaip mano aplinkoje daugiau gerų draugų, galima pavadinti taip, yra vyriškos lyties atstovai. Tiesiog su jais geriau ir dažniau randu bendrą kalbą. Nežinau, kodėl taip yra, bet tiesiog. Pradžiai, kai aš pradėjau sportuoti, tai iš tiesų treniruotėse būdavo, praktiškai nebūdavo. Kai aš atėjau, nebuvo nei vienos merginos. Bet praėjus gal metams, pusantrų, pradėjo ateiti viena, kita, taip ateina, pamėgina, nepatiko, išeina, bet vis toksai kaip srautas eina. Viena, dvi ateina, viena užsilieka, kita išeina. O nuo 2013 berods metų jau pastebėjau, kad į Muay Thai pradėjo daugiau merginų eiti ir iš tikrųjų susidomėjimas yra daug didesnis. Ir yra kuriamos netgi atskiros grupės merginų. Ten, kur dabar sportuoju Muay Thai Fight Academy, tai yra netgi atskira merginų grupė ir tikrai jinai gausi. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad merginos irgi pradeda mėgti šį sportą ir nesako, kad čia vyriškas sportas ir kad merginom nedera tuo užsiimti. Tai kas yra aršesni kovotojai, vyrai ar moteris? Toks ginčytinas klausimas. Iš tikrųjų, kaip pažiūrėsi. Vyrai, aišku, sakys, kad jie aršesni, moteris sakys, kad ne, mes aršesnės, bet taip yra gamtos nustatyta, kad vyras yra iš gamtos jau toks, vyras yra vyras, jisai stiprus, jisai visada turi būti aukščiau už moterį, taip jau yra, bet sunku tą sakyti, bet tokia gamtos jau nustatyta tvarka. Tai prisipažink, kiek esi gerai tvoskus į veidą vaikinams. Aš neskaičiuoju. Dažnai būna? Treniruočių metu būna. Tenka jau. Kažkaip, jeigu nebūtų, tai reiškia, kažko nedadarau gerai, jeigu nesugebu pataikyti. Pirmą pusmetį atėjau ir jaučiau tą tokį, kad, čia panelė, su ja reikia labai atsargiai, jinai trapi, ją ten stipriau negalima jos paliesti, nes, gal ir tiesa buvo, nes aš buvau naujokė, aktyviai tokia nesportavus dar, tai jaučiau tą tokį šiek tiek gal kaip ir jų net nenorą, ten, pavyzdžiui, stovėti su manim poroj, bet kadangi aš treniravausi vaikinų grupiai nuo pat pradžių, kadangi merginų nebuvo, tai aš su jais ir užaugau, galima sakyti. Ir vėliau jie tiesiog priprato, matė, kaip aš tobulėju ir jau šiuo metu, tai su kai kuriais jau kažkaip net nepastebi, kaip jie nepastebi, kad čia mergina reiktų su jie kažkaip gal silpniau, gal čia kažkaip leisti daugiau save pamušti. Ne, duodu smarkiau, gaunu atgal, jeigu prasileidžiu būna, visko būna, tarsi normalu. Aš tiesiog jau kaip ir užsigrūdinus tame dalyke, tai nėra baisu tikrai. Kai sako man, kad čia kaip tau čia nebaisu, kad tau čia sulaužys, čia nosį, tau čia mėlyna, vaikščiasi. Ne, iš tikrųjų tai iš Muay Thai, pavyzdžiui, ant veido neturėjau dar nei vienos mėlynės per 3 metus. Per visą gyvenimą turbūt tik iš regbio po vienų varžybų esu turėjus, o šiaip tai ne, kažkaip, nežinau, gal atsparus veidas smūgiams, bet taip yra, tai kažkaip gerai. Koks būtų paprastas merginoms patarimas, sakykime, jeigu tavęs draugė arba pažįstama paklausia, kaip apsiginti, tarkim, nuo užpuoliko gatvėje, ką pasiūlytum iš tiesų? Priklauso nuo žmogaus, ta prasme, čia nieko neprisiūlysi, Ką pati darytum? Aš turiu reakciją gerą, tiesiog, tai
Čia jau priklausytų nuo situacijos, dabar negaliu įsivaizduoti, bet turbūt kažką negero tam, kuris mane bandytų užpult. Aš iš tikrųjų esu toks žmogus, kad aš labai į priekį, nežinau kodėl, bet negalvoju. Aš tiesiog mėgaujuosi gyvenimu šią akimirką ir kaip aš tau susidėliosiu viską, taip turėsiu. Bet man viskas gerai sekasi, aš kažkaip nesijaudinu dėl to. Šiaip gyventi iš sporto gal ir neplanuoju, o gal ir planuoju, man taip 50-50, tai bus matyt.